Sveiki, draugai! Šiandien mes kalbame apie duonas. Duonas yra labai populiarus produktas ne tik tai Lietuvoje, bet daugelį pasaulio šalių. Aš esu iš Namibijos ir irgi užaugau ir visada turintis duonas namuose. Tai duonas yra vienas pagrindinis energijos šaltų maistas, kuris yra naudojamas visur pasaulyje. Ir netgi dabar jūs galite žiūrėti ir visokias maisto piramidas ir dažniausiai yra supiešti duonas kaip pagrindinas. Bet ar tas duonas tikrai yra sveikas? Pasirinkimas parduotuvėse yra didžiulis ir kaip mes galime išsirinkti duonas, kad mes galime ir rūpintis mūsų sveikata ir mūsų figūras. Kaip aš prisimenu, savo babutės kepdavau duonas pati namuose. Ir tai prasidėjo nuo tai, kad mano senelis pirkdavo tas kviečių kruopas, jisai pirkdavo kažkur vietinis ūkininkas, atvežė namuose, tai jie džiovino namuose ir po to mano babutės tai sumalto į miltus ir tada kepdavo tos duonas nuo tos miltas. Kas yra įdomu, yra tai, kad 90% žmonių, netgi daugiau, mes visi perka duonas dabar parduotuvėse. Niekas nebežino, kaip iškepti duonas, aš nežinau, ir niekas tai nebedarys. Tai jeigu mes norim duonas, mes einame parduotuvėse ir tada mes paimam duonas ir mes važiuojam namo. Per 5 minutus mes turim duonas. Tas pasirinkimas duonas yra labai didelis parduotuvėse. Ir aš jau žiūrėjau, kaip žmonių susirinko duonas parduotuvėse. Ir tai buvo vienas šis gal 3 variantas. Vienas žmogus atėjo ir jisai tiesiog nebeieškojo, nebereikia ten praleisti labai daug laiko, jisai jau žino, koks duonas mėgsta, atėjo, pasiėmė tas duonas ir išėjo. Ir tai dažniausiai būna žmonių, kuris įsirinka duonas pagal skonis. Jam yra svarbu tas skonis, jie jau patinka tas skonis ir jie nebenori keisti, jie tiesiog liko pagal tas vienas skonis. Antras žmogus yra tai, kuris atėjo ir visas duonas jisai paimo ir biškį suspaudžia. Žiūri, ar tas duonas yra minkštas. Ir jisai tas duonas įsirinko pagal minkštumas. Paėmė tas duonas, kuris atrodo minkštesnis, dažniausiai tai būna batonas arba sumušinis duonas ir išėjo. Ir trečias žmogus yra tai, kuris atėjo ir šiek tiek skaito, kas yra parašyta ant pakuotės. Ar parašyta kvietinis duonas su sėklomis, kvietinis duonas su kažką. Ir pagal pakuotės ir kas yra parašyta ant pakuotės, jisai paėmė tas duonas ir išėjo. Bet retvarčiau arba labai retai buvo žmogaus, kuris atėjo, paima tas duonas, apsiverčia ir skaitai tas sudėtyje. Ir iš tikrųjų vien tik nuo sudėties, ir aš galiu tai pasakyti šimtas kartas, galiu tai pakartoti, ne tik tai duonas, bet visos jūsų maistos produktus, kuriuos jūs perkate, jūs galite įvertinti vien tik nuo sudėtyje. Tai beveik niekas neskaičia sudėtyje. Bet kad mes žinotum, ar mūsų duonas yra sveikas ar ne, mes turim sužinoti arba grįžti prie tos istoriškos laikas, kai mano babutės dar kepdavo duonas nuo kruopos, kvietinio kruopos. Pirmas dalykas, aš dabar čia turiu tos paprasta kvietinės kruopas, kuris taip atrodo. Bet mes žinom, kad mes negalime gaminti duonas nuo kruopas. Bet kiekviena tos kruopas atrodo taip. Nesu menininkas, bet gali čia pažiūrėti. Čia yra grūdo tiesiog anatomija, aš biškį supiešiau. Ir čia mes turim tokią kruopas ir jisai turi 3 pagrindinės komponentas. Pirmas komponentas yra selienos arba rauginė. Tai yra tas išorinis sluoksnis, kuris yra labai kieti. Ir dažniausiai mes turim ten daugiausiai mūsų selienos arba ląstelienos ir taip pat vitaminai ir mineralai. Tada mes turim endospermas
Ir patys paskutinis mes irgi turim gemalai. Ir gemalai mes irgi turim B grupių vitaminai ir visokius vitaminus. Ir čia mes dažniausiai turėsime daugiausiai turintis baltymus arba angliavandenus komponentas nuo mūsų kruopo. Tai bet, dabartinis duonas su mūsų technologija nepaima visą kruopą kaip mano babutė, visą kruopą paima, viską sumaltų, daro miltus, bet ką jie daro, jie nuima tos išorinės sluoksnis, kuris yra selenumis, ir taip pat dažniausiai jie numetės gemalai, ir kas liko yra endospermas. Endospermas yra tas pagrindinis angliavandenus, tas pagrindinis, mes galime irgi pasakyti, cukraus komponentas nuo duonos. Tai va, tai jeigu jūs įsirinkat jūsų duonas pagal minkštumas, dažniausiai, kad jūsų duonas yra visiškai be ląstelienos. Todėl, kad ląstelienos arba rauginė duoda tas kieti jausmas ant duonas. Mano babutės duonas, pavyzdžiui, buvo labai sunku. Jeigu jūs dabar einate į parduotuvę ir jūs paimate tas šimušinės duonas, tai yra labai lengvas, beveik neturi jokių svorio. Čia reiškia, kad tai yra visiškai be ląstelienos. O kodėl mums reikia tos selienos, kodėl mums reikia to ląstelienos? Todėl, kad jeigu jūs paimsit duonas, kaip dabartinės mūsų technologija tai daryti, ir jūs paimsit duonas vien tik nuo endospermas ir jūsų miltus ir nuo tai labai greitai sukelia cukraus kraujyje. Tai reiškia, kad tie, kuris serga diabetinės, tie, kuris irgi norite subalansuoti kūno svoris, nori numesti svoris, jums neleidžia valgyti duonas arba labai tos paprasta duonas, batonas, dažniausiai tai būna arba šviesa duonas, todėl, kad tai labai greitai sukelia jūsų cukraus lygis kraujyje. Tai todėl yra taip svarbu, kad diabetinis sergantis žmonių labai žino, kokią duoną įsirinkti. Tai va, tai aš noriu, kad mes įsirinkti tos duonas, kuris yra arčiau. Aišku, tai nebus toks pats, kaip mūsų babutės, kaip jūsų babutė, tai iškepiau patį namuose, bet gal mes rasam šiandien, kai mes eisim į parduotuvę ir jūs eisim dabar kartu su manim, gal mes rasam duonas, kuris yra arčiau ant mūsų babutės duonas. Tai ką mums reikia ieškoti į tą duonas? Mums reikia ieškoti, pirmas yra tai, kad tai būtų pilna arba 100% rauginė duonas. Vien tik nuo 100%. Būtinai, kad jūs matyti, kad ten yra parašyta 100% rauginė miltai arba pilna grūdo miltai, viso grūdo miltai. Tai turėtų būti tai, kad ne tik tai parašyti kvietiniai duonas. Todėl, kad kvietiniai duonas, taip, tai atėjo kažkada nuo tos kvietinės kruopos, bet kvietinės duonas tai tiesiog reiškia, kad kažkada buvo vien iš to komponentas, bet jie tas komponentas nubraukė ir kas liko buvo tik tai endospermas. Tai, kad yra parašyta vien tik tai kvietinė duonas, kvietiniai miltai, tai yra nepakankamai, jeigu jūs rūpinasi savo sveikata, arba netgi, kai aš sakau, jūs nori kontroliuoti savo kūno svoris, arba jūs sergate didelė cholesterolio kiekis, arba jūs sergate diabetinius cukrumis. Tada mes turim ieškoti dabar 100% rauginę duonas. Tai iš mano nuomonė yra geriausia ir sveikiausia duonas. Tai važiuojam. Atėjau dabar į parduotuvę ir esu prie duonos. Ir kaip aš sakau, kad pasirinkimas tikrai yra didelis. Taip, tai aš įsirinkau 1, 2, 3, 4, 5 variantas, kuris aš galiu jums parodyti ir jums paaiškinsiu, kaip jūs galite įsirinkti tą duonas. Tai kaip aš jums sakau, mums reikia 100% ruginiai miltai. Čia reiškia, kad čia yra visiškai visa pilna grūda yra naudojantas. Jeigu mes žiūrėsim, čia yra sudėtis, yra ruginiai miltai. Viskas. Daugiau neberandu kokią kitą miltą. Yra ruginiai miltai, geriamas vanduo, raugas, cukraus, fermentuotas, termiškai stabilizuotas, ruginės saliklis, kmynų, juoda druska, neformuotas ruginė saliklas. Viskas čia yra visa grūda pilna, 100% yra naudoja vien
kaip aš jums sakau, nu ta supieštas kruopas yra visa kruopa. Tada man buvo labai įdomu močiutės autentiškos duonas. Bet jeigu mes žiūrėsim, tai atrodo maždaug tas pats. Pagal spalvas, pagal pakuotas, tai atrodo labai svaigas ir labai geras duonas. Bet jeigu mes pradedam skaityti, yra rauginiai miltai, vanduo ir kvietiniai miltai. Čia reiškia, kad čia yra sumaišyta. Dalis gali būti rauginiai miltai, gali būti pilna 100% kaip šitas. Dalis yra su selenomis, su ląsteliena, su vitaminė mineralė, bet kita dalis vis tiek yra balta, paprasta kvietiniai miltai. Tai vat. Ir jeigu mes žiūrėsim kalorijų kiekis, čia būna 249 kilokalorijų po 100 gramų ir čia yra 281 kilokalorijų. Tas, kuris yra pilnas, tas, kuris yra pilnavertas, dažniausiai būna su didesnė kilokalorijų. Tai jeigu jūs įvertina pagal kilokaloriją, taip nereikia daryti, nes aš jums toliau žiūrės, parodysiu, kad kuo blogesnė duona, kuo mažiau kalorijų kiekis yra. Tada mes turim šviesiai duonas, tai dažniausiai atrodo geriau negu balta duonas arba batonas. Ir žiūrim. Dalis yra geriamasis vanduo, ruginiai miltai ir kvietiniai miltai. Čia vėlgi yra dalis pilna grūda ir dalis yra kvietiniai miltai. Čia vėlgi yra sumaišio, čia nerašo procentus, tai mes negalim žinoti, kiek jo naudoja, iš kur yra didesnis. Ir kalorijų kiekis yra 237. Tai yra dar mažiau negu šitas 249, tai man pasirodė, kad kvietiniai miltai irgi gali būti daugiau negu pilna rauginiai, 100% rauginiai miltai. Ir tada mes važiuosim į patys populiariausią, gal netgi yra sumuštiniai duonas arba batonas. Ir mes žiūrėsim. Ir vat, jūs matot, čia yra parašyta vien tik kvietiniai miltai, vanduo, cukrus, mielas, rapsų aliejus ir čia jau ateina visus aliejus, visus dalykus, kuris mums nereikia, glitimas ir taip toliau. Bet kuo paprasčiau jisai yra, turi vien tik kvietiniai miltai. Čia reiškia, kad batonas yra visiškai be ląstelienos, tai yra kas sukelia cukraus lygį kraujyje greičiausia. Ir tai yra tai, kuris virškina sunkiausia ir mes galim irgi vidurinį apkietėjimas gauti nuo tos duonos. Bet kad jums būtų įdomu, čia buvo vien tik kvietiniai miltai. Jeigu mes tai palyginsim su bandeles, čia irgi yra kvietiniai miltai. Tai matot, kad kvietiniai miltai gali būti į bandelės, kvietiniai miltai irgi gali būti į močiutės autentiškos duonas. Čia nereiškia, kad močiutės duonas yra tas pats kaip bandelės, bet dalis yra tas pats. Tai čia ir kvietiniai miltai, cukraus, rapsų aliejus, kiaušiniai, vanduo, pieno ir taip toliau maždaug tas pats negu šitas, tik tai čia gali būti šiek tiek daugiau cukraus ir todėl kalorijų kiekis irgi gali būti daugiau. Tai va, aš manau, kad jums jau suprasti, kurio duonas jums įsirinkti reikia ir tai yra sunkiausias duonas, gal neskaniausias, bet kuris yra parašyta 100% rauginiai miltai ir kur jūs tikrai matote ant sudėtis, kad naudoja vienas miltus ir tai yra rauginiai miltai. Tai va, tai aš manau, kad jums dabar viskas yra aišku apie duonas. Valgykit sveikiau ir aišku, pabandykit iškepti gal namuose pati. Iki kitą kartą.